Ar tikrai viskas, kas nutinka mūsų gyvenime, yra tik atsitiktinumai? Ar gyvenime yra tik tai sėkmės ir nesėkmės? Ar yra dar kažkas daugiau? Biblija mums duoda labai aiškų atsakymą. Mūsų gyvenimai nėra valdomi chaoso. Dievas yra suverenus. Jis žino mūsų pradžią ir žino mūsų pabaigą. Jis veikia net tada, kai mes jo nematome. Be to mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gerą, būtent jo tikslų pašauktiesiems. Romiečiams 8:28. Atkreip dėmesį, čia parašyta viskas. Tai reiškia ne tik gražius dalykus, gimtadienius, paaukštinimus, naujus santykius, bet ir sunkius momentus, ligas, praradimus, nusivylimus. Dievas geba panaudoti kiekvieną detalę, kad formuotų mūsų charakterį, artintų prie savęs ir atvertų kelią į jo planą. Pažiūrėk į Juozapą iš pradžios knygos. Jis buvo parduotas į vergovę savo brolių, neteisingai apkaltintas ir įkalintas, bet galiausiai tapo Egipto valdovo patikėtiniu ir išgelbėjo daugybę gyvybių nuo bado. Vėliau jis pasakė savo broliams: nors jūs man norėjote blogo, Dievas tai pavertė į gerą. Pradžios 50:20. Tai, kas mums atrodo kaip nesėkmė ir tragedija, Dievo rankose gali tapti pergalės istorija. Galbūt šiandien tu esi situacijoje, kuria nesupranti kodėl. Gal net jautiesi, kad Dievas tave pamiršo. Tačiau jo žodis primena: jis yra šalia, jis viską mato ir dirba dėl tavo amžinojo gėrio. Pasidalink komentare, kurie gyvenimo srityje tau šiandien sunkiausia pasitikėti Dievo planu.